Zubovai veda lietuvaitės ir išmoksta jų gimtosios kalbos. Tęsime lietuviškąją Zubovų istoriją. Didžioji Platono palikimo dalis atiteko broliui Dmitrijui neatsitiktinai. Perėjo turtai Dmitrijaus palikuonėm, todėl kad jisai buvo žentas pas Vezemskį kunigaikštį, kuris jau Jekaterinos valdymo laikė 26 metus buvo generaliniu prokuroru, finansinių skaitos net dabar Rusijos tėvų, reiškia, tų visų bankininkystės, reiškia, ir panašiai. Ir jis atėjo kaip žentelis, tai jam uošvis, nors jis po poros metų ir 3 mirė, reiškia, jam atidavė, reiškia, prižiūrėti Rusijos, reiškia, Peterburgo ir Maskvos gubernijų šnapso pinigus, kur būdavo, kad už šnapsą kariuomenę išlaikyti. Dmitrijaus palikuonis įleidžia šaknis Lietuvoje. Toliau tas antrasis etapas maždaug jau 19 amžiaus pabaigoje, kada, reiškia, tų Zubovų palikuonių ainių kraujas, reiškia, prasiskėdė lietuviškų kraujų, kada jie vedė lietuvaitės ir tada jau jie įsiliejo į tą lietuviškąjį judėjimą, lietuvišką kultūrą suprato, reiškia, rėmė švietimą, mokslą. Didždvaris. Zubovų palikuonims atitekęs nuo Platono laikų kartu su Jekaterinos II dovanota Šiaulių ekonomija. Dvaras šiek tiek savo paskirtimi evoliucionavo. Platono laikais čia buvo vienas iš Platono Zubovų dvarų, kuriame jisai, reiškia, retkarčiais apsistodavo. Sakykime, yra įdomi tokia istorija, kad čia lankėsi caras Nikolajus I, po to Aleksandras II yra lankęsis. Reiškia, toks nuolatinis Zubovų gyvenimas šitame dvare maždaug prasideda jau Nikolajaus Zubovo laikais, tai yra, reiškia, maždaug 19 amžiaus gal vidury. Tada jau jie čia pastoviai gyveno ir vėliau, kada Zubovai į Ginkūnus persikėlė, į kitus dvarus, reiškia, daugiau liko vasaros rezidencija ir daugiau jau dvaras buvo, sakykime, jau pačioje 20 amžiaus pradžioje daugiau visuomeninėms reikmėms naudojamas. Mes esame pačioje seniausioje parko dalyje. Parkas laikomas angliško stiliaus parku, kada išnaudojamos, reiškia, pievelės, kalvelės nelygumai. Tai nebuvo uždaras, reiškia, Zubovų parkas, o už tam tikrą nedidelį mokestį, tuo metu dar, kai Zubovai čia gyveno, visuomenė galėjo eiti į parką, lankytis, grožėtis jame esančiais gėlynais, žodžiu, retomis medžių veislėmis ir panašiai. Dėl šio dvaro ambicingi Zubovai netingėjo bylinėtis net su valdžia. Tarpukario metais vėlgi tokie įdomus dalykai, reiškia, vyko su dvaru. 1924 metais, kada, reiškia, dvarų parceliacija buvo vykdoma, nežiūrinti tai, kad, reiškia, dvaras tarnavo visuomeninėms reikmėms, kad čia jau 19 metais, reiškia, jau veikia seminarija mokytojų, dvarą nacionalizavo. Iš tikrųjų, kaip yra rašoma, reiškia, literatūroje, Zubovai iš tikrųjų pasipiktino, prasidėjo, reiškia, teismų procesai ir po 3 metų, reiškia, jiems tą dvarą grąžino. Tačiau laimėję bylą Zubovai Didždvarį padovanoja. Už simbolinę kainą dvaras atitenka mokytojų seminarijai. Ginkūnų dvaras. Jo savininkas Vladimiras Zubovas vedė lietuvaitę Sofiją. Vladimiras Zubovas, besimokydamas Sankt Peterburge, susipažino su viena iš pirmųjų lietuvių moterų, kuri baigė aukštąją mokyklą, tai Sofija Bilevičiūtė. Jie ten susipažino, o vėliau apsivedė. Ir galbūt tas lietuviškumas irgi nuo to sustiprėjo, kad žmona lietuvė buvo. Ginkūnų dvare Zubovai įkūrė lietuvišką mokyklą. Kumečio vaikams slapta Rusija įkūrė slaptą mokyklą, lietuvišką mokyklą. Kad apsisaugotų nuo žandarų, mokyklą imituodavo tarsi staliaus dirbtuvę ir kada, jeigu sukdavo koks prašalaitis ar svetimas žmogus, tame Rusijoje vykdavo pamokėlės, darbų. Daugėjant Kumečio vaikų, Zubovai 1901–1902 metais pastatė 2 aukštų mūrinį pastatą, į kurią perkelė mokyklą. Panaikinus spaudos draudimą, Zubovai pradeda mokyti lietuvių kalbos.
Šiandieną mokykla vadinasi Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla. Tačiau mokykla ne visada taip vadinosi. Mirus Vladimirui Zubovui 33 metais pirmą kartą švietimo ministro vardu buvo pavadinta Sofijos ir Vladimiro Zubovų pradžios mokykla, tačiau sovietmetį mokykla neteko šito vardo. Mokykloje įkurtas muziejus dar mena Zubovų klestėjimo laikus. Muziejuje yra daiktų, kurie susiję su Zubovais. Ir šitie eksponatai yra rasti įvairiausiais būdais. Kartą mokiniai vaikščiodami parke po naujas statybas žemių krūvoje rado lygintuvo. Ant lygintuvo buvo inicialai, rusiškos raidės NZ, ir iš karto mes manome, kad tai priklausė Nikolajui Zubovui. O čia tas lygintuvėlis su monograma NZ, apie kurį pasakojo Ginkūnų mokyklos istorijos mokytoja. Įdomus labai eksponatai, sakyčiau, šitoje vitrinoje yra krištolinės taurės iš Diždvario dvaro. O šitie šaukštai taip pat mena garsiuosius Zubovų laikus, sidabriniai, su monograma VVZ. Šaukštai buvo rasti drevėje, miške, o tie daiktai, kur jau Zubovai paprašė saugoti, buvo dėžėje užkasti. Tačiau manoma, kad per žemę pervažiavo tankas ir ta dėžė ir tos daugumą daiktų sutraiškė suvažinėjo, o kas likė, keli tie daiktai saugojo, tačiau neatsiliepė giminaičiai pasimti tos daiktus ir liko tik tai albumas ir tą vazą tai atvežė padovanojo mokyklos muziejui. Zubovai skyrė stipendijas jaunimui, taip pat turėjo specialią sąskaitą pavadintą Visuomeninė nauda. Pamokų tvarkaraštį sudarinėjo Sofija Zubovienė, pati turėjusi gamtos pamokas.